Labadiena, draugai, bičiuliai, bendražygiai, labadiena paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai ir svečiai. Šiandiena yra 25 metų Liepos 2 diena, trečiadienis. Ir šiandieną kalbėsiu apie išmaniuosius elektros energijos skaitiklius. Pagaliau atėjo ta diena, kai galiu Jums pristatyti mano paruoštą pagrindinį, jeigu taip galima sakyti, didįjį ieškinį atsakoviai energijos skirstimo operatoriui dėl išmaniųjų elektros energijos skaitiklių dėgymo. Šitas ieškinys aš paskelbiau nuasmenintą ieškinio variantą, kad jūs galėtumėte, tie, kas aišku norėsite, tie, kas turėsite kantrybės, nes dokumentas sudaro 19 puslapių ar lapų, kaip čia reikėtų sakyti. Čia neskaitant visų priedų ir nuorodų į kitus šaltinius ir kitus teisės aktus, kurių aš nepridedu, visi tie, visos tos nuorodos, visi tie priedai, kurie ieškinyje yra paminėti, tie, kas skaitys tą ieškinį, galės matyti šitos visus šaltinius ir dokumentus. Ir, na, aš tikrai neskaitysiu paties ieškinio ir labai plačiai jo nekomentuosiu. Tiesiog pasakysiu, kad į šitą ieškinį įdėjau visą savo širdį, visas tas žinias, kurias kartu su jūsų pagalba mes sukaupėme per dviejus susirašinėjimo su energijos skirstimo operatoriumi, su valstybinė energetikos reguliavimo taryba metus. Tai į šitą ieškinį yra įdėta viskas. Visi tie klausimai, kuriuos mes norime užduoti ir kuriuos mes jau dabar galime sakyti, užduodame energijos skirstimo operatoriui ir valstybinė energetikos reguliavimo tarybai, pateikdami šitą ieškinį teismui. Šitas ieškinys yra paruoštas konkrečiam vartotojui, su kuriuo mes jau rytoj tą ieškinį paduosime teismui. Ne, aš galvojau, buvo minčių, aišku, apie tai, kad paruošti grupės ieškinį, bet matot, pagrindinė kliūtis, kodėl to negalime padaryti, yra tai, kad vis tik tai yra skirtingos faktinės aplinkybės pas skirtingus vartotojus. Vieni iš jūsų gyvenate privačiuose, na, kaip čia privačiuose būstuose, gyvena visi privačiuose būstuose, bet norėjau pasakyti, kad vieni gyvenate daugiabučiame name, esate daugiabučio namo buto savininkų, kiti esate privataus gyvenamojo namo savininkų su atskira teritorija, su atskiru kiemu, sakykim taip. Vieni iš jūsų esate sudarę sutartis dėl elektros energijos tiekimo su taip vadinamais nepriklausomais elektros energijos tiekėjais. Kiti esate garantinėme tiekime. Vieni esate vienokias teikia pretenzijas, kiti esate teikia kitokias pretenzijas. Vieniems jums yra atsakyta truputėlį vienaip, kitiems yra atsakyta kitaip. Ir tie faktinių aplinkybių skirtumai, na aš čia taip labai glaustai visą tai pasakoju. Tie faktinių aplinkybių skirtumai neleidžia pateikti grupės ieškinių. Todėl rytoj bus paduotas pirmasis ieškinys nuo atskiro individualaus vartotojo. Šitas ieškinys yra paduodamas, tai yra paduodamas, dar pakomentuosiu, yra duodamas prevencinis ieškinys ir jį paduoda vartotojas, kuriam elektros energijos skaitiklis nėra įdiegtas. Aš žinodamas, kad iš karto pasipila klausimai, o kaip tada su tais vartotojais, kuriems jau yra įdėktas skaitiklis? Mėlyjei, turėkim kantrybės. Ateis laikas, spręsime ir šitą klausimą, bet nes mes negalime tiesiog objektyviai, tai yra sudėtinga, neįmanoma netgi padaryti, kad mes norim vienu kąsniu apžioti viską. Nu, šiek tiek saiko, kantrybės, ramybės, nuoseklumo
Ateis laikas spręsime ir tą kitą klausimą. Dabar yra ieškinys, pasikartosiu, paduodamas nuo vartotojo, kuriam išmanusis elektros energijos skaitiklis nėra įdėktas. Yra paduodamas nuo vartotojo, kuris yra garantinėme tiekime. Yra paduodamas nuo vartotojo, kuris gyvena ne daugiabučio namo bute, o e, e, privačiame name su gyvenamojo namo turima teritorija. Šitas ieškinys yra prevencinis ieškinys. Prevencinis ieškinys vėlgi pagal civilinio proceso kodeksą, jis yra tam tikra specifika, mes prašome teismo apginti ne pažeistą jau mūsų teisę, nes prevencinio jau pats pavadinimas prevencinis ieškinys, prevencinio ieškinio paskirtis yra apsaugoti ieškovą nuo galimo jo teisių ir teisėtų interesų pažeidimo ir užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, kurie gali ateityje sukelti realią žalą. Tai mes ir ieškiniu visą tai konstruojame būtent taip, kad energijos skirstimo operatorius atlieka arba turi labai rimtus ketinimus. Taip reikėtų jau tiksliau sakyti. Turi labai rimtus ketinimus atlikti neteisėtus veiksmus. Mes paaiškiname ieškinyje, kuo pasireiškia tie neteisėti veiksmai. Išsamei, detaliai, nuosekliai. Ir kad tie neteisėti veiksmai gali sukelti elektros energijos vartotojai realią žalą. Ir štai mes teismo prašome užkirsti kelią tiems neteisėtiems veiksmams atlikti. Kreipiantis į teismą su ieškiniu galima prašyti taikyti laikinasias apsaugos priemonės ir šiuo atveju taip pat yra šita teise pasinaudota. Prevencinio ieškinio specifika lemia tai, kad nebūtinai, bet dažniausiai yra taip, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės gali sutapti arba sutampa su pačiu ieškinio dalyku, su ieškinyje suformuluotų reikalavimų atsakovui. Ieškinyje reikalavimas yra atsakovui suformuluotas, mes prašome teismo įpareigoti, uždrausti atsakoviai energijos skirstimo operatoriui įrengti objekte išmanį apskaitos sistemą be atskiro vartotojo sutikimo arba jo prašymo, o prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra dvi. Ieškinyje yra pagrįsta, kodėl yra prašoma taikyti būtent dvi laikinasias apsaugos priemonės ir kodėl būtent tokias laikinasias apsaugos priemonės yra prašoma taikyti. Viena iš tų laikinųjų apsaugos priemonių yra iki teismo sprendimo įsiteisėjimo byloje dienos uždrausti atsakoviai įrengti objekte išmanį apskaitos sistemą. Ir antra, įpareigoti atsakovę pakeisti objekte įrengtą standartinį įprastą skaitiklį į kitą standartinį įprastą skaitiklį su metrologinė patikra ir užtikrinti, kad ta metrologinė patikra naujai įrengto standartinio įprasto skaitiklio metrologinė patikra galiotų netrumpiau negu kad įsiteisės byloje priimtas sprendimas dėl ginčo esmės. Kodėl yra prašoma taikyti ir šitą antrą laikinąją apsaugos priemonę? Kaip mes pagrindžiame jos būtinumą? Mes jos būtinumą pagrindžiame tuo, kad energijos skirstimo operatorius teigia, jog šitam konkrečiam vartotojui įrengtas įprastas standartinis skaitiklis, jo metrologinė patikra yra pasibaigusi ir todėl reikia sumontuoti išmaniąją apskaitos sistemą.
Tai mes sakome, nu, kadangi jau energijos skirstymo operatorius teigia, jog yra pasibaigusi metrologinė patikra įrengto skaitiklio, vadinasi, tas skaitiklis negali būti iš tiesų eksploatuojamas, todėl jį yra būtina pakeisti. Bet, kadangi mes teikiame prevencinį ieškinį, kuriuo prašome uždrausti įmoniai ESO be vartotojo sutikimo ar jo prašymo įrengti išmanį apskaitos sistemą, tai kaip laikinai apsaugos priemonė mes sakom, nu, byla gali būti nagrinėjama ilgą laiką, gal metus, gal pusantrų, gal du, tai visą tą laiką negali būti objekte skaitiklis paliktas su pasibaigusia metrologinė patikra. Todėl mes kaip laikinai apsaugos priemonė sakom, kad nebūtų patirta žala, nes metrologiškai nepatikrintas skaitiklis gali neteisingai apskaičiuoti elektros energiją. Tai kad nebūtų patirta žala, mes prašome, jog įmonė ESO būtų įpareigota esamą skaitiklį, standartinį įprastą skaitiklį su pasibaigusia metrologinė patikra pakeisti į tokį patį standartinį įprastą skaitiklį su galiojančia metrologinė patikra. E, Apskritai dėl metrologinės patikros tai apie ieškinį aš dar grįšiu prie to ieškinio, bet dabar, kadangi pradėjau kalbėti apie metrologinę patikrą, jūs puikiai žinote, kas sekate šitos pranešimus, kad mes nuosekliai keliame klausimą dėl to, kad metrologiškai nėra patikrinta išmanioji elektros energijos apskaitos sistema, kuri turi būti patikrinta. Metrologiškai aš tuo esu įsitikinęs. Ir ji turi būti patikrinta metrologiškai dėl labai paprastos priežasties. Dėl to, kad elektros energetikos įstatymė yra pasakyta, jog suvartojamos elektros energijos kiekį matuojančia priemonė yra laikoma išmanioji apskaitos sistema. Suvartojama elektros energijos kiekį matuojančia priemonė yra laikoma išmanioji apskaitos sistema. Ne skaitiklis kaip atskiras tos sistemos elementas, o visa sistema. Ir čia aš pakomentuosiu gautą valstybinės metrologijos inspekcijos atsakymą. Vartotojai su manimi dalinasi tuo atsakymu. Ir valstybinė metrologijos inspekcija sako, kad štai jos įsitikinimu išmanioji elektros energijos apskaitos sistema nėra įrašyta į teisiniai metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašą, kurį tvirtina ekonomikos ir inovacijų ministras. Ir todėl metrologinė patikra naujai diegiamoms išmaniosioms elektros energijos apskaitos sistemoms yra netaikoma. Metrologinė patikra, toliau rašo metrologijos inspekcija, yra taikoma tik elektros energijos skaitikliams, bet ne sistemai. Tai metrologijos įstatyme labai aiškiai yra pasakyta. Labai aiškiai yra pasakyta, kad 15 straipsnėje, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektais yra matavimo priemonės priskirtos metrologinio reglamentavimo sritims nurodytoms įstatymo 16 straipsnio pirmoje dalyje, o 16 straipsnio pirmoje dalyje yra pasakyta, kad teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, kurios naudojamos nustatant prekių paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo ir atsiskaitant už įsigytas prekes suteiktas paslaugas, kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių paslaugų kaina. Viskas. Labai aiškiai yra 16 straipsnio pirmoje dalyje pasakyta, kad tokiom priemonėm teisinis metrologinis reglamentavimas yra taikomas. O toliau jau apie tą sąrašą yra kalbama 16 straipsnio antroje dalyje, kurioje yra pasakyta teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių sąrašą tvirtina už metrologijos sritį atsakingas ministras. Tai kur yra čia problema? Problema yra ta, kad ministras į sąrašą neįtraukė priemonės, kuriai pagal įstatymą
teisinis metrologinis reglamentavimas yra taikomas. Ir tada kyla klausimas, o kodėl neįtraukia? Kodėl nėra norima metrologiškai tikrinti išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos, kuri, pasikartosiu, pagal elektros energetikos įstatymą yra laikoma matavimo priemonė. Tai ieškinyje tie klausimai aptarti, su valstybinė metrologijos inspekcija mes taip pat aiškinsimės. Tai čia atsakau visiems vartotojams, kurie su manimi dalinasi metrologijos inspekcijos atsakymais dėl vat, ką tik mano pakomentuotų atsakymų. Ir dabar grįžtu dar prie ieškinio. Ieškinį paduodant, kaip minėjau, bus paduodamas nuo konkretaus vartotojo. Jeigu tarpe jūsų yra tokių vartotojų, kurie norite būti savarankiškais ieškovais ir pateikti tokį ar panašų ieškinį ir jums dar nėra įdėktas išmanusis apskaitos prietaisas, tai kreipkitės į mane, informuokite mane, aš adaptuosiu, pritaikysiu parengto ieškinio va šitą, tą versiją, kurią jūs galėsit pasiskaityti jūsų konkrečiam atvejui ir galėsime tada sukomplektavę tą ieškinuką, galėsime jį paduoti teismui. Turėkite omenyje, kad už ieškinio pateikimą reikia valstybėje sumokėti žyminį mokestį. Tai yra 114 eurų už patį ieškinį ir 57 eurai už prašymą taikyti laikinasias apsaugos priemonės. Čia tos sumos yra nurodytos įvertinant tai, kad ieškinys bus paduodamas elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu jūs nesinaudojate elektroniniu parašu arba nesinaudojate elektroninę bankininkystę, jums to padaryti neišeis. Reiškia, tos sumos dar padidės 25 procentais, taip aš grubiai sakau. Bet aš manau, kad praktiškai visi turite, jei ne elektroninį parašą, tai naudojatės elektroninę bankininkystę, savo tapatybę, kad galėtumėte identifikuoti, pasinaudojant teismų elektroninių paslaugų portalų ir paduodant ieškinį elektroninių ryšių priemonėmis. Žodžiu, jeigu kas domitės, jeigu kas norite, jeigu kas esat suinteresuoti, esat pasiryžę teikti ieškinis ir būti savarankiškų ieškovų, rašykite man, elektroninio pašto adresas mozeris@protonmail.com. Rašykite, susisieksiu, suderinsime ir paduosime ieškinį. Aš tikiuosi, kad į bent jau pagrindinius klausimus atsakiau. Ačiū tiems, kas klausėsi. Dėkoju tiems, kas mane išgirdo. Visi kiti, kurie laukiate informacijos apie išmaniuosius skaitiklius, sekite mano pranešimus skelbiamus paskyroje Mozerio žinios. Mes dar kiek Patreono platformoje arba YouTube platformoje. Geriausia, aišku, prenumeruoti paskyrą Mozerio žinios Patreono platformoje. Primenu, dar galite prenumeruoti ir net lygintinai. Tai jūs ten tikrai mažiau tikėtina, kad praleisite informaciją, kurią aš skelbiu, nes aš tikrai kiekvienam individualiai negaliu atsakinėti, individualiai atsakau tik tai tiems, kurie užsisako individualias teisinės konsultacijas arba tiems mano veiklos rėmėjams ir sekėjams, kurie yra paskyros Mozerio žinios Patreon platformoje metinės prenumeratos prenumeratoriai. Tai aš kiek vėliau dar paskelbsiu ir tą temą informaciją. Viskas, nebenoriu maišyti, nebenoriu, kad galvoju viskas, reiškia, apsivers aukštinkojom. Pasakiau pagrindinę informaciją. Dar kartą ačiū tiems, kurie klausėsi, dėkoju, kas išgirdo. Ir linkiu gražios popietės. Iki, mėlyjei.